iš to, kad mes laikomės vienos ar kitos hipotezės, neplaukia, kad mes 100% žinome, kad tai iš tiesų yra tiesa, nes žmogus tų dalykų negali žinoti. Pačioje krikščioniškai teologijoje yra pasakyta, kad Dievo esmė yra nepažinti. Tai mes apie Dievą šį bei tą galime analogijos būdu išmąstyti, prigimtiniu protu, kaip pasakytų Tomas Akvinietis, taip pat apreiškime duotos tam tikros žinios. Dažnai manęs klausia, kaip filosofas turėtų žiūrėti į apreiškimo tiesas, nes visgi tai yra apreiškimas, tai nėra kažkas, kas prigimtiniu protu yra pamąstyta. Tai akivaizdu, kad tai, kas pasakyta apreiškime, papildo tai, kas išmąstoma prigimtiniu protu ir ta informacija, tie duomenys yra įtraukiami į hipotezę. Ir visa tai taip pat yra tikrinama vėlgi prigimtiniu protu ir visa tai turi išlaikyti kasdienės patirties išbandymą. Iš to, kad, pavyzdžiui, aš laikau save tikinčių žmogumi kataliku, ir manau, ir deklaruoju, kad aš pripažįstu, jog Biblijoje yra parašyta tiesa. Iš to neplaukia, kad aš savo protą laikau nelaisvą, laikau jį kažkokį uždarytą. Tiesiog aš įtraukiu į savo pirminę hipotezę ir tą informaciją, kuri pateikta yra apreiškime, kartu su tuo, ką pateikia mano prigimtinis protas, ir kiekvieną dieną visą tai tikrinu. Ir duodu apyskaitą už savo žodžius, kaip sakydavo senovės graikai. Taigi, kiekvieną dieną tikėjimas yra rizikingas, tiesiog kiekvieną dieną ta hipotezė išlaiko išbandymą tiek kasdienės patirties atžvilgių, tiek mano, taip sakykime, pakankamai aštraus proto atžvilgių. Nes kiekvienas iš mūsų turime daugybę progų ir galimybių nuo tikėjimo atkristi, išsukti iš to kelio, arba vėl grįžti į starto poziciją ar nukeliauti kitais keliais. Tai niekas mums to netrukdo. Kitaip sakant, jeigu mes esame laisvai mąstantys, o nesame fanatikai, tai mes tą Dievo hipotezę ir tą visą informaciją apie transcendenciją, kuri kažkokiu būdu mūsų prigimtiniu protu yra gauta arba iš apreiškimo gauta, kiekvieną dieną tikriname. Ir kaip aš sakau, yra didelis stebuklas, kad filosofinis protas, mokslinis protas tos hipotezės nesugriauna. Ir tai nėra banalus dalykas, nes jeigu žmogus, kurio intelekto koeficientas gal 150, gal daugiau, čia aš ne apie save kalbu, bet apie tuos žmonės, kurie kaip tai galėtų atstovauti tai grupiai. Ir jie vis dėlto neranda pakankamų argumentų šitą hipotezę pakeisti priešingą hipotezę. Tai verčia susimąstyti. Tai reiškia, kad kažkas toj tikrovė yra ir matyti nėra taip lengva tuo Dievu atsikratyti. Iš to neplaukia, kad jis tikrai yra, bet mes bent jau liekame tos hipotezės tikrinimo kelyje. Ir, kaip popiežius Benediktas XVI yra pasakęs, kad šiuolaikinis žmogus turėtų būti, agnostikas gerąja prasme, jis turėtų laikyti atvirą protą. Ir tai yra pati saugiausia pozicija. Ji kaip tik mus apsaugo nuo fanatizmo, kuris galėtų ateiti iš pačių įvairiausių kampų, nes galima ateistinių pažiūrų laikyti su religiniu įkarščiu, ir ateizmas yra iš esmės inversinė religija. Jeigu mes ateizmą vėlgi suvokiame ne kaip kažkokią pagrįstą poziciją, kuri vėlgi yra suvokiama kaip hipotetinė pozicija, kad ateistas mano, kad Dievo nebuvimas yra geresnė hipotezė negu Dievo buvimas, bet jis nemano, kad jis tikrai žino, kad Dievo nėra. Tai tokiu atveju ateistas, kuris yra protingas ateistas, ir tikintysis, kuris yra protingas tikintysis, gali susikalbėti. Nes iš esmės jų mąstymas yra to paties kalibro. Yra pastebėta čia tiek psichologų, tiek kitų disciplinų atstovų, kad tiesioginės koreliacijos tarp žmogaus intelekto ir jo pažiūrų nėra. Tiesiog ir tikintis ir netikintis gali būti labai protingas žmogus.
Tiesiog skiriasi jų patirtis, skiriasi ta prizmė, per kurią žiūri į pasaulį. Ir jeigu jie abu mąsto laisvai, jeigu jie savo akiračio nepriboja kažkokiu prievartiniu būdu, neįsikala kažkokių dogmatiškų